Galima ir su trosu iš tikrųjų, ta prasme, aš pakeičiu, darau ir tiesiai, darau ir su trosu. Irgi iki užrišimo, aš taip suprantu. Tokia miela panelė, bet kai prasideda sportas, išeina leopardas, tokios mimikos. Ne, iš tikrųjų tai, kaip pasakyti, jeigu, aš sakau, jeigu treniruotės metu arba po treniruotės tu dar sugebi gražiai atrodyti, tai nebuvo labai rimta treniruotė, nes pas mane visą laiką viskas šlapia, bėga, nu, vienu žodžiu. Mimikos tenai, sakykime, jeigu ten kažką tai filmuojant ar ten nuotraukas kokias darant, tai čia tokios mimikos gaunasi, kad po to tiesiog jau, kai man pasidaro, jau aš pasidarau, pavyzdžiui, 8 arba 12, jau matau, kad jau man pasidarė sunku, jau aš jau nebeįspaudžiu, viskas pakirto, aš pasilengvinu svorį. Bet tuo pačiu vis tiek aš aktyvinu tą savo raumenų grupę, kurią aš darau, sakykime, tricepsą aktyvinu ir sakykime, dar damušu tą raumenį. Kad nebūtų dauguma, ką daro klaida žmonės sportuodami, sakykime, pasidaro 12, ne, ir tai nieko nepajutė, eina, viskas eina prie kito. Tokia treniruotė, skaitau, kad yra iš vis neefektyvi. Raumenį reikia kankinti, jį reikia užmušti. Turi jaustis, kad tu dirbi. Nes ten, sakykime, jeigu aš pasidarysiu 12 ir eisiu toliau, vėl ten darysiu ir, sakykime, ten, nu, gerai jaučiu, kad aš ten kažką pasidariau, tai, sakykime, ten kažkokią tai iš savęs gerą formą arba efektyvų raumenų augimą, tai neišspausi. Turi save spausti iki neapykantos, kaip aš sakau. Dėl smalsumas, man kiek tu sveri dabar? Dabar sveriu 65. 65. Aš lyginu, ta prasme, kiek tu sveri ir su kokiu tu svoriu dirbi. Nu, santykį. Tu tricepsą su 43 kilogramais darė. Dabar jo, net iš tikrųjų nežiūrėjau, aš visą laiką būna, tai pas mane... tavo svorio. Aš iš tikrųjų būna, kad ir užsidedu, būna vieną treniruotę, kad aš velniškai stipri, tai čia irgi priklauso, tai galiu dar kažkiek tai pasididinti. Dabar neskaičiau, kiek ten pasidariau, su sunkesniu svoriu, man atrodo, apie 14 tenai pasidariau, ar 15, neatsimenu. Su lengvesniu, po to dabar 30 pasidariau, be pertraukos. Tricepsas iš tikrųjų yra toks raumuo, aš kaip sakau,
moteriai svarbiau yra tricepsas negu bicepsas. Tai va šito dalyko neužmirštate, jeigu merginos, sakykim, prasileidžia kažkokią treniruotę, ai, nežinau, gal paleisiu šiandien tricepsą, tai žinokit, geriau merginos paleiskit bicepsą. Nes tricepsas yra toksai raumuo, ten moterų ar nesilpnesnė, ypatingai su amžiumi silpnėja šita dalis, daugiau riebaliukų renkasi ir taip toliau, ta rankytės forma praranda. Tai va, žinokit, tricepsas yra tas raumuo, kuris moteriam iš tikrųjų tikrai yra labai svarbus. Aš netgi iš tikrųjų žinau profesionalių mergaičių bikinio kategorijų, kurios iš vis bicepso treniruotės net nesidaro. O su tricepsu dirba ištisai. Tai va. Bet aš, aišku, nesakau, aš pati bicepsą pasidarau ir darausi ir man, sakykim, ten, kai būna, ai, pečių nedarysiu, taigi vis tiek nugarą darydama pečius pasidarau. Man yra visos raumenų grupės svarbios. Ir ten, sakykim, daugiau ar mažiau, sakykim, kažkurią grupę, kaip krūtinę aš mažiau pasidarau, bet vis tiek niekada nepraleidžiu. Nėra taip, kad aš užmetu kažkokį. Visą laiką apgalvoju nuo blauzdų iki kiekvienos kūno dalies, bet be abejo yra tokios kūno dalys, kaip, sakykim, raumenų grupė, kaip kojos, ar ne? Tai ten pas mane visą laiką pirmoji vietoj. Ten kojų treniruotė, jeigu nepasidarysiu kojų treniruotės, tai jau man, turiu taip susiplanuoti savaitę, kad būtinai 2 treniruotės kojų turi būti būtinai. Pilnai visas kojas darai, tai prasme, ar vieną dieną prieki, kitą dieną? Va čia yra iš tikrųjų skirtingai. Vieną kartą stengiuosi vieną treniruotę vien tik tai dirbu su priekiu, ne? Kitą dieną dirbu su galinė dalim. O sakykim, 3 dieną, nes kojų treniruotės iš tikrųjų tai turiu minimum 2 kartus, bet stengiuosi net ir 3 kartus pasidaryti kojų treniruotę. Visgi 3 treniruotę ir priekinę ir galinę dalį pasidarau. Dar toks klausimas, pavyzdžiui, tu kai darai kojas, tu visada dirbi tik su svoriais, ar pavyzdžiui ir su savo kūno svoriu dirbi? Stengiuosi iš tikrųjų visą laiką dirbti su svoriu. Nes kadangi man reikia, bet yra merginų, ne, kurios turi raumeningesnės kojas ir kurios nenori tų kojų, taip pas mane jas ten didelis taip toliau. Tai konsultuojant su savo svoriu irgi ganėtinai efektyvios treniruotės, jeigu ten prasižingsniuoti, tiesiog suaktyvinti tą. Bet aš iš tikrųjų dirbu, dabar stengiuosi su svoriais tam, kad, nes man reikia vis dėlto dar tos raumeninės masės ant kojų. Tai, kaip sakau, be masės, tai be svorių nieko nebus. vyriškai atrodys. Pažiūrėkit, prašau. Pažiūrėkit. Nežinau, tas iš tikrųjų vyriškai, tai čia žiūriu Lietuvoje tokie susidarę, sakykime, per daug stereotipai. Oi, ten kilnosiu daug svorio, būsi vyriška. Čia iš tikrųjų vyriška tu darysi ne nuo svorio kilnojimo, vyriška darysi nuo tam tikrų preparatų. Tai, sakykime, žmonėm trūksta informacijos. Tai moteris, kurios tenai dalyvauja jau kultūrizme, jau ten ekstremaliai, taip toliau, tai vartoja ten testosteronus, visokius preparatus, vyriškus hormonus, nuo kurių jos darosi vyriškos. Tai, sakykime, merginos, jeigu jūs sportuojate dideliais svoriais ir nevartojate jokių preparatų, tai dėl to vyriškumo tai tikrai siūlyčiau nesukti savo galvos.
nepradės nuo svorių barzda augti. Nes iš tikrųjų tą raumenį moteriai be papildomų preparatų, cheminių ir hormoninių, tenai tą raumenį užsiauginti yra labai labai sudėtinga. Tai čia reikia dar gerai padirbti. Aš sakau, dirbu 3-4 metus, tai iš tikrųjų ir mityba, ir sportas, ir viskas sudėlioti, ir iš tikrųjų reikia dirbti tikrai stipriai. Arti. Tai va. Žiūrėk, klausimas. Tu labiau šitą dalį ištempi? Per daug atgal nedarau, kad... Nes man, pavyzdžiui, kai gaunasi va toks kampas, aš kai visada darau, tai aš labiau mėgstu ištempti atgal. O tu... Ne, labai atgal nereikia, nes galima ir, ta prasme, aš buvau, kai per daug kitą kartą persistengi, įsivažiuoji, tai po to ir begalinių pačių būna kartais ir traumos ir taip toliau. Ir jeigu per daug tenai išlenki, tai iš tikrųjų irgi nėra gerai. Reikia, ta prasme, jausti raumenį. Vat išsitempia, jauti, kad paliktas raumo kamtinį ten išvis plėšti, ten išsukinėti ir taip. O jeigu dirbant dar didesnių svorių, tai nedaug dievė ten ant suoliukų kažką darys ir jeigu ten stipriai, tai traumą tiesiog įsivarys. Tai reikia visgi, vat su visais šitais tokiais pratimais reikia daugiau tą nuojautą, žinai, dirbti. Per daug tai neplėšti. Žiūriu irgi, atbulinį patį daug kas daro, kaip užlašą atgal, iš tikrųjų tai net nereikia. Atlašai tas katukas dirba. Taip, dirba ir tenai, aš nesuprantu, kam tenai per daug laužti ten. Nesilaužimas, mesgi, ta prasme, raumens treniruotę darom, ne gimnastikos, ne kažkokios ir taip toliau. Šito net nedaryk, ta prasme, bet tiesiog aš pasakiau, jeigu kažkas ten rimčiau ar stipriau sportuoja ar dar kažką, tai šiek tiek galima atsitraukimų šiek tiek pasidaryti. Bet aš visą laiką pradedu, nes kadangi mes darėm bicepsų, tai jau irgi pradeda ten nuovargis jaustis. Tai visą laiką aš pradedu nuo prisitraukimų, aš tą nugarą darau, kad galima būtų daugiau pasidaryti. Nes dabar ir bicepsą darėm, ir ten, ir jau viskas raumuo prasideda. Imam plačiai, jo? Jo. Plačiai. Pozicija būtų tokia, jo? Ir rankytės tiesiai. Prasme, va taip, jo? Aha. Mentės suspaudžia? Jo, gali šiek tiek taip net įspausti. Ar jaučiasi? O šiandien dar daug išsirietas? Ne. Čia tų pratimų iš tikrųjų yra begalės, tai jeigu ten viską grinai
viską pereiti, tai čia turbūt 3-4 valandų reikėtų. Tai va. O jeigu dar kažkas tai, dar nori kažkokios tai įvairovės, tai galima ir, sakykime, iš apačios irgi prasitraukti. Rankytės taip. Irgi mentės suspaudė, jo? Taip. Kartais aš darau, pavyzdžiui, tikrai greičiau pasidarau su lengvesniu svoriu, o kartais, jeigu ten dirbu tikrai sunkiai, taip toliau būna netgi išvis labai lėtai daugumas, kas, sakykim, daro kažkokias tai klaidas, ten hitupsus kažkokius tai daro, ar ten bicepsą pradeda ten makaluotis. Geriau šiek tiek, ta prasme, užspausti, pajausti tą raumenį, negu ten kažkokius tenai šokinėjimus tenai darytis ir sakykim, daugiau tą treniruotę, nes mes dirbam, kaip sakykim, auginam raumenį, ne? Tai tenai kažkokia labai intensyvos treniruotės, kuri ten nepaveikia raumenų, tai, ta prasme, nematau reikalo. Tada geriau eiti ten aerobiką, dar kažką tai ir striksėti, deginti. Bet jeigu mes dirbam su raumenim, tai bent jau aš tai visą laiką stengiuosi kuo daugiau pajausti tą raumenį. Sakykim, daug iš tikrųjų net ir vyrų matau, ten kažkokius tai hitupsus daro ar bicepsą. Ir matau. Žinai, arba. Ne, geriau, ta prasme, pasimti kažkokį tai mažesnį svorį, ne? Ir šiek tiek, tiesiog įsiklausyti, ta prasme, įsijausti tą, kad dirbti raumo. O žiūrėk, norėjau paklausti dėl atsistatymo. Kaip ilgai tu atsistatai? Pavyzdžiui, tu padarėjai nugaros treniruotę, sunkiai padarėjai ir kiek tavo atsistatymas būna laiko? Ta prasme, kada tu gali sekantį kartą daryti nugarą? Kada jinai tau jau neskauda? Ar tai vieną dieną, ar tai 2 dienos? Sakykim, pas mane taip yra, jeigu aš darausi kojas, ar ne, tai jau aš kitą dieną nugaros nesidarau, nes, sakykim, kojas ir nugara tai jau yra tokia didelė raumenų grupė, kuri iš tikrųjų reikalauja daug jėgų. Ir, sakykim, stengiuosi, kad jau ten nugarą su kojom, ten viena po kitos tikrai niekada ta prasme, nesektų. Tai jeigu ten pasidarau kojas, tai kitą dieną, sakykim, darausi tenai pečių galbūt treniruoti, ne? Jeigu darausi nugarą, kitą dieną ten darausi, stengiuosi ten gerai, pasidarysiu ten kažkokį blauzdų treniruoti ar tenai tricepsų treniruoti. Tiesiog stengiuosi, kad kojas po nugaros niekada neeitų, nes iš tikrųjų būna sunku, jeigu ten kojas stipriai sportuoja, man jau net, ta prasme, kitą dieną kartais būna, jeigu jau ten žiauriai išspaudė, tai būna žiauriai sunku. Nes daug merginų mano, jog, pavyzdžiui, jeigu kitą dieną skauda raumenis, tai čia yra kažkas labai blogai, kažką tu matyti jau blogai darai. Daug kas dėl tokių dalykų perdėme. Aš nekalbu apie sportininkės arba apie merginas, pas kurios ten jau didesnis tas sportavimo, taip, stažas, sakykime. O tos naujokės kurios. Jos galvoja, kad čia yra nenormalu, kad skauda raumenį. Ne, tai tenai tik tai tiesiog kaip žmogus nepripratęs prie fizinio krūvio ateina, pasidaro kojas, įsiskiria ten pieno rūgštis. Ir dėl to ir skauda, o ten, kad kažkas tai kažkur tai negerai, tai čia viskas yra gerai, bet tiesiog pirmą kartą galbūt atėjus nereikėtų ten iš savęs, ten pradeda iškart šoko ant didelių svorių, ten traumas, ten pervargsta, išsigąsta, dar tenai, ta prasme, kad viską reikia suproti, tai pasistengti ten lengvesnę treniruotę, po to pereiti prie tų sunkesnių lygių. Irgi čia priklauso nuo mitybos, nuo gyvenimo būdo, nuo poilsio ir taip toliau. Ten mažiau suvalgė daugumą merginų iš viso dabar. O tai aš valgau 1500 kalorijų, aš su 1500 kalorijų, aš tiek kalorijų susirenku sezono metu. Tu skaičiuoji kalorijas? Jo, kartais pasiskaičiuoju. Kartais sezono metu tai pasiskaičiuoju. Maždaug, kiek aš įdomumo dėliai. Ne dėl to, kad aš čia suvalgiau ir man jau daugiau negalima. Bet tiesiog įdomumo dėliai, kiek mano organizmas daugmaž toleruoja. Vienas tokių iš geresnių grynai savinų. Pasistengti šiek tiek daugiau išspausti, užfiksuoti viršui. Galima irgi, sakau, va čia suoliuką būtų irgi pasistatyti, jeigu dar giliau į
Aš ten paskutinis netgi va taip užsifiksuoju šiek tiek. Pumpuoji. Aha. Sakykime, irgi metodikas. Galima šiek tiek kojas Labiau į priekį. į priekį. Pradeda daugiau dvigalvis dirbti. Šiek tiek atgal daugiau sėdmenis dirba. Tada dvigalvis neįtin, bet va aš kartais irgi pasidarau tokioj metodikoje. Tada pasijungia tikrai stipriai dvigalvis. Ir tada dirba žymiai daugiau dvigalvis raumuo. Tokiu būdu sėdmenis. Visada smitę darai? Ar būna, kad su laisva štanga? Kartais darau su laisva, bet tengiuosi smitę, kadangi jeigu aš akcentuojuosi į šiek tiek raumenų auginimą, ne, tai smito mašina, tai gali daugiau svorio užsidėti ir saugiau jaustis. O jeigu kažkur tai pakristi, ar ta prasme nėra tokios galimybės, kad kažkas tai padės. Nes, sakykim, ten kelių traumas pas mane yra, tai sakykim, daug pratimų, sakykim, kojam aš net negaliu laisvai daryti, jeigu. Nes net nerizikuoju dėl to, kad dar norėtųsi būti pajėgiai. Nes jeigu, sakykim, neišsikeliu, tai visą laiką užsidedi apsaugas ar ne, ir išmeni, nes ir man būna užsidedi 100-110 ir jau taip pakerta, jau po to pasidedi ir tada išlendi iš apačios. O pavyzdžiui, su 110 kiek padarai? Apie 10-12. Šitą paliko, aš jau pažiūrėjau. Po 10 darau. Pasidarau su dideliu svoriu ir vėlgi būna, užsidedu mažiau, ten užsidedu 80 ir tada vėl dasidarau 10 dar dasidedu. Bet iš tikrųjų sėdmenis tai yra mano tokia grupė, kad aš praktiškai jų netreniruoju. Tai, nes aš tokios fiziologijos darau kojas subinė dvigubai auga. Kojas mes pilnai uždedam, jo? Blyno. Kitą kartą gali būti, kad reikės tikrai aukščiau, aš matau, kad... Nes kai žemas aš esu aukštesnė, tai šiek tiek tai žiūriu žemesnėm merginom, tai labai kitos pasideda tiesiog. Nu, žiūrėk, ar gerai dabar? Aha. Viskas jau? Man kartais yra su kažkuriais pratimais, visi sportininkai turi tokių pratimų, su kuriais jie nepagauna kontakto. Tai vadinasi, sakykime, ten kažkokie tokie specialūs pratimai, su kuriais aš, sakykime, nejaučiu kontakto, aš jų, sakykime, nedarau. Tarkim, būna kartais, pabandysiu dabar, gal kažkoks tai, bet, sakykime, vis tiek yra tie pratimai, kurie tikrai daugiau tinka būtent tam žmogui, negu tam ir taip toliau. Visi mes turim savo ten mėgstamiausius, kurie labiausiai veikia ir turim savo ten nekenčiamiausius, su kuriais kartais net sunku ten ko. Labai dauguma, sakykime, merginų ir vyrų turi ganėtinai didelę problemą su ta mirties trauka. Aš tiek pasižiūriu žmonių, kad ten, sakykime, su mirties trauka, o iš tikrųjų man tai vienas iš mėgstamiausių pratimų, sakykime, mirties trauka, tai jau kažkas man... Aš tikrai labai mėgstu ir labai jaučiu, kad ir sėdmenis, ir dvigalvis labai pasijungia ir taip toliau. Tai man tas pratimas ten mirties trauka, tai aš jau tikrai vieną kartą į savaitę tai visą laiką pasidarau.
Tai va, bet dauguma nepagauna to kontakto, vyrai žiūri su ta nugara, ten ir labai iš tikrųjų reikia technikos ir jausti, kada jau tu negerai, nes ten, sakykim, tie visi prolapsai ir taip nugarų traumos, taip toliau pasižiūriu dėl to, kad dauguma tai ten kelia nežmoniškus svorius, o su tokia nugara. Čia nugara visą laiką turi būti labai taisyklingoje pozicijoje.